Žiūrėkit, kiek noriu. O, M raidė. Nieko politika. O čia kas čia politika. Labą dieną. Čia galima filmuot. Valanda. Ko tu mano džemperį nukopinai? Pačios skaniausi. O, tokia žuvytė va. Bet aš turiu varyti. Ate. Nu ką, jūs pasiruošę? Ten turėsim gerą laiką. O, Giovannis atvarė. Tu. Labą dieną. Pažiūrėk, kiek kartų aš tau skambinau. Žiūriu. Nu, 13. Tai gal išėjai? 13 kartų jis man skambino. Paklausim ChatGPT, ar žino kažką apie grupę mokinukės. Ar žinai kažką apie grupę mokinukės? Supratau, kad kalbate apie grupę mokinukės. Jei norite plačiau pakalbėti apie mokinukės grupę, ar yra žinoti, norisi žinoti apie Simoną, ar žinai, kas yra Simona Nainė arba Simona Šermukštytė? Simona Nainė yra viena iš merginų grupės mokinukės narės. Ji buvo dalis grupės nuo pat jos įkūrimo pradžios Marijampolėje. Jeigu turite konkrečių klausimų apie Simoną, praneškite. Ar Simona turi kitą berną? Labą dieną. Labas, ką vakare? Neveikia, mama. Nebeveikia. O kur tavo vyras? Vyras mano, koks skirtumas? Aš vietoj vyro, ką jūs? Nieko, atvarys Eleną? Jo. Kviečiam. Dalaikė. Talė sutikta, šiandiena bus gera, reiškia. Linutė atvarė. Pirmą kartą būsi koncertą su manim? Jo, aš tikrai. Gerai, kad pirmą mane sveikina, ne tave. Turiu išsiklijuoja. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Sakė Ignas. Malonu, Ignai. Malonu man. Labą dieną. Labukas, Ignutis. Tai nenori, Ignai? Ne, ačiū. Mes labai, nors ir suvalkietis, bet labai draugiškos. Stranger. Ką aš būčiau labiausiai panaši į Žalgirio žaidėjų, ką kaip tu galvoji? Birutė. Dainuoja Simutė, varam žiūrėti. Kaip repeticija? Labai įdomu. Ar esi buvus? Dainuojam, sakome, kad Koks jausmas? iš karto Geras jausmas. Kabina ir toks geras jausmas. Kabina ir toks geras jausmas. Ir aš galiu pasakyti grinai kaip narkotikai. Kaip narkotikas. Tu man sakai, bye bye. O dabar dar jeigu rankas pajungtume. Tu man sakai, Bye, 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 bye. Aš dar niekada nesu taip laukęs koncerto pradžios per repeticiją. Kas ką dabar darys? Dabar burnytės rakintos ir iki koncerto. Nieko nekalbėsit? Kaip sekėsi ir kokie jausmai atgyja vėl repetuojant? Tu žinok, mes repetuojam jau daugiau nei pusę metų. Manau, esam pasiruošusios. Nenumailink pusės metų. Jau dar. Pavogiai pusę metų. Tu pusę metų, jos metus. Ir mes jau koncertas neprasidėjo, man jau viskas. Va. O tu jau pavargus. Jau krenta kryžium. Turim porą valandų susikaupti, atgauti kažkaip jėgas ir viską, nes reikalai laukia. Kaip jūsų nuotaikos? Tokios biskijos, su nervuku. O kodėl? Visada esu 100% garantuota dėl savo atlikėjų, bet ne visiškai 100% dėl technikų. Tik dėl šitą pergana. Dėl mergaičių? Nu, Tik... ne trupučio. Dėl mokinukių? Ne trupučio. Prieš 20 metų, kas padaryta, tai šiandien bus sena. Kaip manot, bus ašarytė šiandien? Ar jau buvo? Ne, jeigu pagalvos, kad tai mūsų suėjimas ir mes vėl išsiskirsim, tai žinoma, kad yra graudu. Kai viską vėl padėti į stalčių, tai šiek tiek graudu. Tai gal mes nepadėsim į stalčių? Gal kitais metais darbas? Negalit išduoti. Ar priklausys nuo mergaičių. Mergaitės, bus kitais metais arena ar ne? Leis šitą pabaigti. O čia kas čia, kokie tavo, kas čia per... Čia YouTube'as. Tai man tik nedėk manęs ir aukšlėtus labai gerai. Gerai. Filtrą pūti. Gerai. Nu, jis tada mane nufilmavo idėjų savo. Aš jam pradėjau, kad bus nuėkinu. O dabar būsiu valanda su Rūt. Atrodo labai pergyvenu. Žinai, anksčiau arenų tai nebuvo. Buvo kultūrnamis. Tai tu surenki du pagretem kokius kultūrnamis ir jau yra įga. Ir dabar va, kai tokia, žinai, arena, tu žinai, kiek bus žmonių. Tai žinok, ten drebilka gera buvo. Va, žiūrėkit, kiek žmonių jau. Gal jau Galim? Prašau! Bėgam. Va,
Va, bėgimas prasidėjo. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Greičiau. Jūs pažiūrėkit. Wow. Dar nesu matęs per koncertą, kad tiek žmonių bėgti iš karto prie scenos. Nu, kaip nuotaikos? Pasiruošę pašokti? Jaučiuosi kaip kokiam. Kur jauties? Filme? O Dieve, aš jau to užstriksiu. O Dieve, visiškai kitaip atrodo, kai tu ateini į repeticiją ir nėra žmonių. Ir kai tiek daug žmonių. Kaip nuotaikas? Gerai, labai gerai. Kaip jaučiatės? Puikiai. Linkėjimai mokinukėm? Linkėjimai visom mokinukėm be galo, laukiam be galo. Gerai. Bėgom. Kas bėgo, kas iš paskos. Ką norit perduoti mokinukėm? Dažniau pasirodė. Ačiū už gerą vaikystę. Koncertą tą paskutinį žiūrėjau per Liuksą, nežinau, milijoną kartų net nemeluoju. Rimtai? Taip, tiesiog kiekvieną dieną pas mane per mano televizorių eidavo tas koncertas. Tai buvo geri laikai, ne? Labai geri laikai. Darėm lažybas. Jo? Bus paskutinė daina. Tai kurį spėjat? Aš šiaip galiu pažiūrėti į sąrašą. Tai galit susisporinti, davai. Tai dabar jūs sakot, kad bus Melagis paskutinė daina, o jūs bye-bye. Iš kiek sporinat? Arba iš ko? Iš burbuliukų. Iš burbuliukų. Einu pažiūrėsiu kokią dainą. Tai žodžiu, panašu, kad nei viena iš dalyvių neatspėjo, nes paskutinė daina yra mergaitės, o prieš paskutinę bye-bye. Tai kaip manot, kas laimėjo? Arba Melagis. Kažkuris atsakė. Ne. Bet prieš paskutinė yra bye-bye. Žodžiu, viena kitai nusiperkat ir viskas bus gerai. Mūsų studenčių buvo pagrindinės dainos ir buvo mokinukų daina. Tai joks vakarėlis turbūt nepraeidavo, ne? Kažkas nepraeidavo. Mažai, koks tu mielas širdelį, man vienas tik tau, aš nemeluoju. Tai šiandien bus tikrai šita daina, aš linkiu gerą vakarą jums. Gerai? Čia dabar pasirašė ar čia seniai? Taip, čia dabar pasirašė. Aš gal seniai kažkada. Ne, bet albumas tai iš labai seniai. Pažiūrėk, kelintų metų. 2004. Ai, 2004. Kada tu gimėjai? Man 2 metai. Visas dainas moku. Pažiūrėsim. Paskutiniai gražiausi žodžiai Simutei, mokinukėm ir tavo visi prisiminimai ir džiaugsmas už ją. Didžiausia gyvenimo dovana, kad aš sutikau Simutę. Ją sutikau, kai ji buvo mokinukės. Ir šiandien simboliška mokinukės sugrįžta Žalgirio arena ir jų nuostabus koncertas. Tai Simutė, ačiū, kad esi su manim. Labai tave myliu ir žinau, kad šį vakarą jūs padarysit viską, kad žmonės, kurie atėjo, turės patį geriausią laiką. Labai tave myliu, tu esi mano mokinukė ir liksi visada tokia. Panos! Let's go! Sumuškit! Mėlyjus viskas labai. Esat nepaprastas. Inetas skaičiuoja laiką. Padarom viską! Pavarysim šiandien. Mes esam pasiruošę, mes esam šaunuolės ir mes esam nerealius. Ir einu pakalbinsiu Joną, nes toj jis savo turės 5 dainų setą paruošęs. Pasiruošęs, dabar tavo eilė. Rimtai jau? Jo. Ką duodai, kad pasakyčiau? Mane su gimtadieniu pasveikino. Rimtai nori? Gerai. Pažiūrėkit, kai laidai vynioja. Aš labai džiaugiuosi dėl savo Simos, man labai gera matyti ją ant scenos. Džiaugiuosi dėl mokinukių, mes su Sima, mūsų draugystė prasidėjo, kai Simutė buvo mokinukėse, tai man šiandien matyti, kaip jūs dainuoja tas gražias dainas, yra labai gera. Ačiū jums. Kol jūs rengiasi, leiskit jūs pašokdint, linkėjimai nuo Silvestro, pakelkim rankas!
Jonai, kiek galima? Nu kaip stresas, praėjo ar ne dar? Praėjo po pirmo gabalo, dar vėl grįžom. Visi rengėsi, bėga, lekia, Simutė, pavirto juodą gulbę iš viso, nerealiai. Nieko negirdi? Jinai girdi Joną dabar. Bet gerai, žinai, aš žiūrėjau, kaip tau ten einasi. Persirengimas įvyko, visi daiktai išmėdyti. Pagaliau mokinukės nusiramino ir dabar sugrįž po Džiavanio su dar stipresnė dalimi ir bus tik tai vien hitai. Tai turėsim labai gerą laiką ir gerą vakarėlį. Tai let's go! Nu kaip grajus? Norėjai dar groti? Norėjau. Gal kada nors turėsi savo areną. Jeigu norėtumėt, kad Jonas turėtų savo areną, parašykit komentaruose noriu. Nu ką, važiuojam? Aš nenoriu būt bloga, aš tik noriu būt laisva. Niekada nedariau namų darbų, galbūt todėl, kad man trūko noro. Nelankiau nuobodžiausių pamokų, pasiteisindama blogų orų. Neklausau tėvų kalbų, kuriom jie bandė mane pakeisti. Bėgiodavau dažnai iš namų, nes ten visi ėjo mane teisti. Čia tavo daina, Jonai. Žinoma, dainuodavau visą laiką. Tu ją surakinai? Tu sakei, kad mylėsi visą širdim. Aš tikėjau, bet man regis. Tu esi melagis. Tu esi melagis. 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 Tu esi melagis. Jau žiūri, mūsų grupė sako, wow! Aš tai negaliu patikėti, kad čia vienas ir vienintelis mūsų koncertas man jau dabar gaila. Dar vieną dar. Žinot, atėjo laikas, kad išsiimsim šitos dar. Labai gerai, kad nepraleidot šito klasės susitikimo. Visiems norim parašyti po 10. Iki! Bravo! Simutė. Ačiū jums. Garsiau ploja. Mes norim šiaip padėkoti visiems, visai komandai. Jeigu netyčia kažką pamiršom ant scenos, padėkoti nepykit, nes emocijos ir jaudulys yra milžiniškas. Nuoširdžiausiai dėkojam visiems, nes žinom, kad įdėjot visą savo širdį, kad visiems būtų gerai. Ačiū dar kartą. O ypač vadovai Laimai, kuris su mumis, nesuskaičiuojama kiek į metų. Ačiū Jums labai. Gėlės yra tik tai simbolinis gestas nuo mūsų, nes mes šiaip galim pasakyti jom labai daug kartų. Ačiū. Ir žinau, kada pavarysim, vis tiek kažkada. Kitas koncertas norėjo. Mokinukės! Antra arena!
Šiandien viskas darė stebuklus, bet šiandien reikia padidžiausias. O šiaip tai vanduo tik skalbimui, dėl to visi baliavosi moksis. Tai kur triukšmas? Šampano! Aš irgi. Kas čia vyksta, nebespėjau nieko gaudyti, ką čia daryti. Ir šiam reikia kameros tau. Mano šampanas. Nu, kaip koncertas, sakyk. Vienai, žiūri gerai gyvenime. Geriausias koncertas gyvenime. Kaip koncertas, sakykit. Geras. Be balso. Labai patiko, labai fainai. Kas labiausiai patiko? Susitikimą dabar planuoju. Po 5 metų viskas reikia planuoti savo atsistikimą. Nu va. Noriu į vlogą. Natalija. O apie mokinukės kažką? Nerealios jos, yra visiškos nerealios, aš Simutę savo labai myliu. Koks nerealus koncertas buvo. Belia kaip faini, kokios šaunuolės, kiek daug jis pusę metų dirbo. Jos yra visiškos nerealios mergaitės, taip. Viskas, varom pusį. Varom, davai, ką tu čia dabar? Nu ką, let's go. Panas, pasakykit kažką fanam, nes jie prieš tai jums linkėjo labai gražių dalykų, tai aš noriu, kad jūs kažką jiems atgal pasakytumėt už tokį fainą koncertą. Ne, tai pirmas dalykas, tai ačiū už tai, kad jie atėjo pas mus, nes mums tai labai daug reiškia, nes mes po tiek metų daug susirinkom scenoje ir kad bus tiek žmonių pas mus ir dėl mūsų, tai čia yra didžiausias kaifas ir didžiausias įvertinimas. Ir kad taip visi dainavo, taip visi šoko, taip visi triukšmavo, čia buvo kažkas. Atlikę namų darbus. Jūs buvot nerealus, bučkis ir tas jausmas, kurį jūs mums suteikėt, tai žinokit kosmosas, nes mes jautėm, kaip jūs mus mylit, o mes mylim jūs be proto. Labai gražu. Čiuojam visus. Kur? Dabar Moksį! O, tu su N raide, Naglis. Tu esi mano fanas. Kiek galima filmuot? Turime čia Nataliją Bunkę, pažiūrėkit, kokie prabangus rankinukai. Natalija, pamoka, kuri sekėsi geriausiai? Man muzika. O kur prašiausiai? Matematika. O dėl to Edgaras ir skaičiuoja visus finansus. Lukai, kuri pamoka tau sekėsi geriausiai? Geriausiai matematika? Ne, tikrai. Kristina, kuri pamoka tau sekėsi geriausiai? English, please. Ok, interested. Aš gabiausias buvau. Kūno kultūra. Dažnai sirgdavau. Šokiai. O, šokiai ir man sekdavos. Nu ir jau. Nu, Katažina. Katažina. Katažina, oczywiście po polsku. Czy ktoś się rozumie po polsku? Ja pierdolę. Oi, negaliu, man smagu. Minutę susipažink, va su mokytoju. Labai malonu. Čia mano mergina, jeigu ką. Čia mano mergina. Taip, tikrai labai nori dainuoti labai. Pažiūrėkit, kas čia vyksta. Jaučiuosi kaip karste, kaip pašarvoti. Tu. Varim į Moksį, pažiūrėkit, kiek žmonių. Sveiki! Apgaras prasideda. Padarom akinių trendą. 1, 2, 3. Čia ir galim užbaigti šitą video. Ala, reikia susimokėti. Greitas mašinos kaip flešom, dar žiūrovom padalinam kešom. Ir mergytė šypsena gražiausia, paauglystė buvo žiūrimiausia. Subai kyla stabdžių nėra opa, dviračių lengvai čia per Europą. Šoka mes iš klūpo į drop topą, kyla mes į viršų tik į topą.